čia į dar vieną Minecraft Pocket Edition išlikimo epizodą, kur mes šiandien savo bandysim pasistatyti švyturį. Jo, žinokit, šitą dalyką jau šiek tiek bandžiau savo kreiti pasaulį ką tik pasidaryti, bet neskau, kad pabaigiau, žinokit, taip iki pusės padariau, bet sunkiausias dalies nepadariau ir nemanau, kad mes šį epizodą visiškai užbaigsim šitą švyturį daryti, nes, tiek gan didelis projektas ir jo, tai gal pradėkime, matot, jau pasidariau maždaug tokius pamatus, kaip bus, bet jis nebus visiškai taip, kad grinai taip į viršų, bus tokia vieta, kaip jis susiaurės ir paskui šiek tiek vėl išplatės, kur bus tas pagrindinis šviesos, tai nežinau, kažkas tai. Dabar mes turim pakilt dar 4 blokais viršų, 2, 3, 4, čia taip pat 1, 2, 3, 4 ir 1, 2, 3, 4. Dabar tik kaip čia taip? 1, 2, 3, 4. Dabar pastebėjau, kad taip kaip nukrenti ir taip raudonas pasidaro, pavyzdžiui, tas ginklas, kol laikai ranka, tik anksčiau taip nebūdavo, dabar tiesą sakant tik pastebėjau. 0.95 dar to nebuvo, berods 3, 5, 4. Ar buvo, ar aš tiek laiko pražaidęs tą versiją nepastebėjau. 4 ir 2, 3, 4. Ne, dabar 4. Dar 3 ir 4. Žinokit, koks man nežmoniškas lagas buvo, tos ugnies, kur padegėjau tą mišką. Bet dabar, šiek tiek palikau telefoną, tai, kaip matot, šiek tiek čia nudegė, ten dar dega, bet dabar, kaip matot, jau nebėra to ugnis čankulių ribose, tai nebe taip lagina, bet šiek tiek dar lagina tos ugnies, bet nebelabai tai. Ir dabar mes turim padaryti tokį dalyką, kaip, taip, čia vėl, ne, galvoju, sakant, kad naktis ateina kažkaip taip tamsiau pasidarė. Galim šitą dar šiek tiek apsišviesti ugnis. Ai. 2, 3, 4, 3, 5 ir štai čia įėjimas, manau, štai čia bus maždaug įėjimas, tai čia šito nedėsim. 2, 3, 4, 5. Ne, rimtai naktis ateina. Taigi nesnai, gal senai, nežinau. Atrodo taip, kad ką tik naktis būtų buvus ir vėl naktis. Nežinau, kažkaip keistai taip. 1, 2, 3, 5, jo, 3, 5. Ir dabar einam štai čia, galim permiegot. Jo, ir dabar mes turim pasimti savo, aš tai šio medžio nepasiėmiau. Aš taip ir galvojau, kad kažko nepasiėmiau, bet niekaip neprisiminiau. 3, 4, 5, jo, reikia nubėgti dar pasimti. 1, 2, 3, 4, 5. Vėl lagino kažkodėl, nesuprantu, kodėl, nes ką tik nelagino, bet dabar vėl šiek tiek pradeda laginti, bet tikėkimės nieko tokio ir jo, galim tai padaryti, ten nedėsim, nes ten bus duris. Iš vidaus, man atrodo, šiek tiek galbūt taip nesąmoningai atrodys, bet pažiūrim kaip iš lauko. Iš lauko pusės gan neblogai, aišku, jis dar sakau, toks visą laiką nebus, čia tik tiek taip ir bus. Paskui, žinokit, prasidės toks žaidimas su laiptais, nežinau, kad žiauriai bandžiau ten ilgai ten su tais laiptais pažaisti, bet neskau, kad visiškai gavos ir, bet pažiūrėsit, galėsit patys vertinti, daugiau kam reikia daryti. Aš vis nepasiėmiau jokius medienos. Dabar man reikia bėgti iki namų, tikrai. Ir jo. Galim greit nubėgti. Čia, kažin, man atrodo, irgi dar dega, bet čia dar pasidariau laikiną kaktusų fermą, čia visur susmaikščiau kaktusus, kur galėjau. Nes, galvoju, tegu laukia vis tiek, kam jie čia tik mėtosi be reikalo. Galvoju, ugnis dėl ant torčio. Kai įsigandau, nes kaip torčas dega, galvoju, ugnis. Wow. Žiūrim. Kai man nušas, kai čia va taip pasidaro, dabar mano tas rūšiavimas negražiai atrodys. Pasiemam visą medieną, vieną paliekam, kad matytumėme, kaip rūšiuojam, šitos dar galim pasimti.
Nors man jos nebereiks, tvoros, ne, man šitos irgi nereiks, tiksų galim pasimti, nors ir nereiks, nu tai. Čia užlipam, dar čia dirtas visur. Jo, ir, jo. Dabar klausimas galbūt kyla, kodėl dar neinu apžiūrinėti to Strongholdo, kur aš radau, yra toks paprastas atsakymas, kad aš neberandu, tiesą sakant, to miestelio, tai nežinau, reikėtų galbūt pasitengti ir rasti kažkaip jį. Bet kol kas dar nerandu, čia, kai matau, prisisponinu visokių avių ir čia taip viskas šūda kažkokia tai. Jo. Galim greit vėl nubėgti čia, dabar galvoju, tiesiog galbūt čia kažką įdėt. Štai čia turėjome kaip tas tarpas, ar nieko nedėt, ar tai palikti. O įdėt galvoju, tai tvorą, pavyzdžiui, sprūs, nes labai gražiai atrodo čia ta sprūs tvora prieš to. Nu, tas sprūs medis su dar koks medis tikrai labai gerai derinas, tai jo, galbūt reikia sudėti, galbūt ne, nežinau, bet dabar mums reikia crafting table, turiu 2, tai jo, gal mums čia vietos neužimtų inventoriai. Rimtai, aš 2 blokus dar padėjau. Pasidarom šitų planks, ir pasidarom dar slabų ir dabar kaip aš turiu daryti, aišku, visų pirma, aišku, neatsimenu, nes aš niekada neatsimenu tokių dalykų. Man često reikia. Reikia čia bulvę. Dabar čia, kol aš čia surinksiu tos, dabar, aišku, bulvę gausiu, aišku. Dabar turėčiau gauti, jo, pagaliau čestą. Nežinau, kaip tiesą sakant, kodėl aš nesusitvarkiau inventoriaus ir praktiškai net nepasiruošiau šitam epizodui, bet, jo, tu matot, šagokeinus. Visokie šūdai mėtosi, kurių man, aišku, nereik šiandieną ir... Jo, ir aišku, dabar aš kažkaip pradėjau garsiau šnekėti, nes supratau, kad aš galiu, reikia man garsiau šnekėti, nes kažkaip tyliai šneku. Taip, ne. Berats, taip, ir tada štai čia dar vienas. Ne, jo. Čia toks kaip ir stogelis bus, bet, nežinau, kažkaip gal gerai atrodė, žinokit, čia man atrodo mes užsiknysim, kol pastatysim. Štai šį visą pastatą, nes čia gan sudėtingai statyti, nes reikia lipti visur. Wow, kaip palagino gražiai. Bet jo, na aišku, lagas niekada nebūna gražus, bet kažkaip dar keistai, nes palagino, nes taip vaizdas kažkoks tai keistas. Jo. Kai aš čia... Aš greitį pasaulyje, aišku, tai šitą lengviau pastatyti, nes paimi, nuskrendi, kur reikia, pažiūri, ar taip ar ne taip, dabar, jo, vienodai gerai. Dabar mes turim tą patį padaryti ir su štai šia pusė. Žinau, dar atrodo, manyčiau, nelabai gražiai, nes kažkaip, netrodo taip galbūt kaip bus, bet, žinokit, bus, manyčiau, gan gražiai, jeigu aš sugalvosiu dar, kaip padaryti tą patį viršų, nes dar jo nesugalvojau ir niekaip nesugalvojau, nežinokit, gan sudėtinga yra padaryti, nes taip gan gražiai atrodo, galbūt net galėsiu jums parodyti. Jo, žinot, man atrodo, parodysiu, kaip aš kreitį... Neparodysiu, nes aš netyčiu tą pasaulį savo kreitį ištryniau, bet... Jo, bet gerai, nes atsimenu, kaip aš ten dariau ir... Dabar man pagal viską reikėtų... Ko man reikėtų? Štai čia padėti bloką ir... Dabar man reikia pasidaryti... Jo, šitų va daiktų. Bei padėti juos... Kur man juos reikia padėti dabar? Jo, gerai. Čia berods. Šitą galbūt bloką nuimsiu, bet čia kaip... Kad va taip galėčiau padėti. Gal ir paliksiu šitą, nes gan neblogai atrodo. Na dabar tai turim padaryti vėl su visom 4 pusėm, nu 3, nes ten nedarysiu, nes ten įėjimas bus, nežinau, įėjimą, manau, tokį paprastą padarysiu, sudarim ten dar kažką. Nieko šiandien, kirvis, nelūžo, galvoju, kad kirvis lūžo, bet dar tarnauja, be to jo man armorai lūžia, tai manyčiau reikės eiti pasidaryti. Galbūt dar šį epizodą pasidarysim diamantinių, manyčiau, šiek tiek, nes deimantų turiu, nors nu, nedaugiau kiek turėjau, dar tos pačius 16 deimantų, tai čia padaryta, jo. Ir kiek aš laiko šiandien filmuoju, manyčiau, kas 10 minučių, tai galbūt su švyturiu šiandieną baigsim. Ir nubėgsim dar pasidaryti armorus, nors dar nebaigsim, bet pasidarysim šiek štiks ir pasidarysim dar savo. Pažiūrėsim, kaip čia tvora atrodytų ir jo.
Galim įdėti ir dar nubėgsim greit savo armorus padarysim ir užteks, manyčiau, šiam video, nes toks galbūt jau pakankamai. Jo, gan neblogai atrodo, manyčiau, paliksim. Vėl dėsim čia. Čia galbūt dar kažką padėti. Čia padėti ant to reikėtų. Tai tokį. Jo, nes čia irgi kaip pastatas. Taip, 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 taip. Ir taip, 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 taip. Ačiū, dėsim gerai vanų, manyčiau, greit. Dar įsimėtam daiktus, nes kurių mums čia nereikės šiek tiek. Tinga šios mėtis, tiesą sakant, ausinės nukrito, nekreipkit dėmesio. Ir jo, galim taip, greit susimėti šios daiktus, čia visokių šūdų dar yra. Bulvės pasiemam savo ištikimasias, nes jos visas maistas ten morkos, žinokit, kažkaip laginas, jos ten seeds ten dingsta, nukrenta, bet išskyrus morkos, žinokit, normaliausias maistas tikriausiai. Jo, galim greit permiegoti ir aš jau filmuoju virš 10 minučių, nes jau vėl naktis, tai jo. Ir galim greit dar nubėgti savo pasidaryti armorus ir šią mano epizodų bus tiek mano, tiesą sakant, jau tie, kur buvau prieš tai dar pasidaręs Iron Armors, jau lūžo kažkaip žiauriai greitą nelūžo, net nesupratau, tiesą sakant, taip netikėtai dar lūžo kažkaip. Jo, čia man atrodo tą reikės dar pagražinti, nes čia manyčiau tikrai labiau tiktų padaryti su slebais, nes laiptai kažkaip netaip gražiai atrodo kaip slebai, nes dabar slebai beje nebesibūgina, taip leidžia padėti normaliai. Nerodžiu, man atrodo, to ir jo galim galbūt greit nubėgti aptuštinti savo visus čestus. Man kaip užnės gal neleidžia, taip įlipti. Čia beje setstone šiek tiek padėjau, nes kitur negaliu dėti, nežinau, tokias lievas grindis, lūbas irgi. Čia dar nebaigta. Jo, bet nežinau, manyčiau bus gerai, nieko šio daugiau nedarysiu, nes tos skirtumus tiek čia nedažnai, man reikia dabar 8 deimantų bei šiek tiek irono, užteks tiek. Ir galim padaryti savo nuliovus armorus, štai tokį daiktą, štai tokį bei štai tokį ir vulia. Pagaliau, žinokit, vėl saugiai jausiuos, nes, žinot, vis tiek su armorais yra su armorais. Tai ką manyčiau, šiam epizodui tiek. Kitą epizodą vėl pratęsim tą savo švytarį, tai ką, ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim kitam epizode.